Šeštadienio vakarą intriguojanti dvikova tarp aikštės šeimininkų Telšių ir Palangos Olimpo komandų. Rungtynes stebėti jums padėsiu aš, krepšinio komentatorius Agnius Atstopas. Abi komandos turnyrinėje lentelėje žengia netoli viena kitos. Nerezultatyvi kol kas rungtynių pradžia ir iš 3 taškų zonos. Julius Kazakauskas likęs prieš Lešiauską gali naudotis savo fiziškumo pranašumais ir kitą sezoną žaidė su Jonavos klubu. Gecevičius imituoja užtvaro statymą, Lešiauskas iki galo ir Herkus Kumplys vykdytos maksimaliai šios situacijos iš Palangos Olimpo. Kauniečių krepšį net 19, pataikęs visus, Zelenskis prilipęs prie Nojaus Radžiaus ir Martynas Gecevičius. Valantinui perduotas kamuolys, kokiu bloku yra prasižengęs Ovidijus Kaminskis. Mantas Ruikis išlaisvintas metimų iš 3 taškų zonos. Dėl didžios dalies žaidėjų, kurie atstovauja Ulme. Taikus baudos metimų iš tiek pat galimų. Mindaugas Stašys, galbūt dabar. Mindaugas Stašys bėga į greitą puolimą. Dar vienas tritaškis metimas. Tie pokyčiai Eriko Kubiliaus kariaunos žaidime po didžiosios pertraukos. Nepataiko galimybę bėgti į greitą puolimą Palangos Olimpui. Tai, ko nenorėjo Sandis Buškevicas. Razutis priima kamuolį, vėlgi atakuoja pats iš 3 taškų zonos. 70 taško per susitikimą, kai įprastai jo vidurkis yra beveik 11. Vėl Radžius. Dabar jau nesikeičia gynyboje Palangos Olimpas. Šiai ramybei įdiegti Martynas Gecevičius. Ieško Razučio. Razutis iš 3 taškų zonos. Paliktas be priežiūros. Gynybiniai sugebėjimai. Blokuoja Kaminskio metimą į krašto Stašiui. Stašys smeigia tolimą metimą. Skriejimo į kitą aikštės pusę. Kaminskis nepataiko antrojo baudos metimo. Julius Kazakauskas, 2 sekundės, reikia išsimesti, meta Mindaugas Stašys ir pataiko! Ir pataiko! Rungtynių arbitrai rodo, kad metimas atliktas laiku, ką mes matome čia Telšių sporto arenoje. Taip, laiku išmestas kamuolys. Mindaugas Stašys, žmogus, kuriam nesiklostė šios rungtynės. Žmogus, kuris buvo prametęs pirmus 8 metimus šiame susitikime, smeigia tokį tritaškį metimą su Sirena ir Palangos Olimpas įveikia 7bet nacionalinės krepšinio lygos lyderius 86-84.